Sveiki, čia laida Miesto kodas, o joje diskutuosime su žmogumi, kuris didžiąją dalį gyvenimo skyrė krepšiniui. Pristatau mūsų laidos svečią. Tai ilgametis Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris, Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas Vladas Garastas. Sveiki. Labą dieną. 80 metų nesenai atšventėt, sulaukė daug sveikinimų. Šiek tiek sujaukė, ko gero, tą kiekvieną dieną įprastą darbotvarkę, dienotvarkę. Sulaukiau iš mūsų aukštų pareigūnų valdžios, iš prezidentės, iš Seimo pirmininkės, iš Seimo pirmininko pavaduotojo, iš premjero, iš miesto mero, iš kitų artimų žmonių, taip kad nesiskundžiu kol kas. Žalgirio krepšininkai prisiminė? Tai sveikino federaciją. Federacija sveikino, kadangi prezidentas dabar Sabonis, tai aišku, tą pačią progą buvo pasveikytas. Kai kurie žaidėjai pasveikino. Nemažai užduota jums klausimų, ko gero žurnalistai nekartą domėjusi jūsų gyvenimo istoriją. Pagaliau jubiliejus yra tas metas, kada šiek tiek atsigrėžiam atgal ir pasižiūrim. Tai kokio klausimo vis dėlto jūsų žurnalistai nepaklausė? Nesugalvosiu. Man atrodo, kad išklausinėjo viską per tą laiką. Jau kartais, kai man sako, kad čia pakalbėti reikėtų, ir aš sakau, kad aš jau visai nebeįdomus esu. Kad viskas pasakyta, ateina kiti žmonės, ateina kiti karta, kurie yra įdomesni negu mano asmuo. Aš jau esu praeitis. Vis dėlto atsigręžus atgal, pasižiūrėjus į gyvenimą, kurie momentai jums buvo patys įsimintiniausi? Daug visokių žmogaus gyvenime įsimintinų momentų yra. Labai įsimeni savo jaunystę, kai buvo, atrodo, tikrai buvo geras laikas. Studijų laikai, tai atrodo, kad ir nebuvau ten. Tai 4 metai taip, kaip žaibas praėjo. Iš viso, tas laikotarpis, tie metai praėjo labai greitai. Taip, kad žmogaus gyvenimas yra, gana trumpas. Gal metai turbūt per trumpi. Kad žiūrėk, ir man patiko vieno aktoriaus išsireiškimas. Sako, kai buvau vaikas, tai kada rytą atsikeli, kadagi tu vakaro sulaukė. O dabar sako, rytą atsikeliu, o vakare nauji metai. Tai ir pas mane taip. Turit laiko dabar pasižiūrėti krepšinį, taip panalizuoti kai kurias rungtynės. Ką žiūrite, kokias krepšinio varžybas, gal kitas, gal futbolą žiūrit, kitas varžybas? Aš žiūriu futbolą, aš futbolą mėgstu. Aš ir pats, jeigu paėmus savo sportinę karjerą, tai pradėjau kaip futbolistas. Jau 15 metų jau žaidžiau už savo Biržų miesto rinktinę. Tai vis tiek pasiekimas, kad 15 metų vaikinukas žaidžia kartu su vyrais. Kadangi man 6 metų, kai turėjau 6 metus, tėvas nupirko kamuolį futbolo ir gyvenom tokia vietoje, šalia buvo tokia gana toks nemažas laukas, pieva. Ir su savo bendramžiais vaikais tą kamuolį spardydavom. Reiškia, aišku, ten nebuvo kokios tai treniruotės ar kas, bet žaidžia. Kaip ir dabar turbūt vaikai žaidžia. Už kurią futbolo komandą sergate? Už kurią futbolo komandą? Aš tai sergu už Lietuvą. Už Lietuvą ir labai apgailestauju, kad Kaune futbolas dingęs yra. Tiesiog nesuprantu. Kaune futbolas visada buvo gero lygio. Gerų žaidėjų iš Kauno išėjo ir komanda puikiai buvo. Čia man kai kas yra labai nesuprantama. Kaip taip įvyksta? Atrodo, tai futbolas. Tai čia toks puikus labai žaidimas. Tik tai aišku, jis geras žaidimas, kai gerai žaidžia. Bet kada nėra, apie tą gerą žaidimą, tai kalbu, kada kamuolį gerai puikiai valdo žaidėjas. Stebėjau dabar rungtynės tarp Panevėžio Ekrano ir Marijampolės Sūduvos. Tai ko pasigendė? Pasigendė smūgių į vartus. Arba nors į vartų pusę. Krepšinėje viskas paprasčiau, bet kuriuo atveju tu turi mesti kamuolį į krepšiną, vienaip ar kitaip tas galimybės randi. Kokias krepšinio varžybas pasižiūrit? Eurolygos pagrindinės varžybos, Žalgirio? Eurolygos žiūriu visas ir Lietuvos
kai rodo, man domiuosi, aš įvairaus lygio varžybam. Man įdomu pasižiūrėti, palygyti, kas dedasi, kaip reikalai vyksta, kas ten įdomaus tokio. Ar būna tokių dienų, kad atsikeliate ryte ir suprantat, kad norit pažiūrėti 92 metų olimpinės žaidynės ir kovą dėl 3. vietos? O kaip nekeista, nežiūriu. Nors labai daug turiu vaizdajuščių, aš turiu visas rungtynės, kurios vyko. Visas. 2 olimpiadų, Europos čempionato. Visas Žalgirio rungtynės, kurios buvo rodomas. Pas mane, labai daug yra tų rungtynių. Bet aš jų nebežiūriu. Kodėl? Nežinau. Nebežiūriu. Tik tai teko pažiūrėti, kai čia rodė, antras Lietuvos kanalas rodė 87 metų tą finalą Maskvoje. Nu tai galvoju, reikia pažiūrėti, kaip ten buvo. Nors aš atsimenu labai puikiai viską nežiūrėjęs. Aš labai gerai atsimenu viskas, kaip buvo. Man nereikia žiūrėti. Suprantat? Dėl to nematau reikalo. Nes jau, jeigu žiūrėsite, tada vėl, matai, kaip vyko, kas jau viskas jau praėjo. Nekartą žurnalistam esat sakęs, kad krepšinėje atsidūrėte atsitiktinai. Ar čia taip žurnalistai interpretuoja vis dėlto kai kurios jūsų žodžius? Ar iš tikrųjų buvo, kad draugas 3 lapelius traukė, viename iš jų buvo krepšinis? Parašyta krepšinis. Tais laikais, kada aš, kaip sakant, buvau sportiškas jaunuolis, tai aš puikiai ir futbolą žaidžiau pagal tą laiką, ir krepšinį žaidžiau gerai, kaip buvo. Buvau lengvaatletis. Žiemą aš dalyvaudavau Lietuvos greito čiuožimo pirmenybėse. Reiškia, čiuožiau. Įstojęs į institutą, tapau beveik plaukiku. Dalyvaudavau Kauno miesto pirmenybėse. Taip, kad visi viliojo, nes sistema tokia buvo tada Kūno kultūros institute. 2 kursai bendras toks paruošimas. O baigus 2 kursus, reiškia, paduodi į tam tikrą, reiškia, kokios tai sporto šakos katedrą. Nors, aišku, gal aš buvau apsprendęs, kad į krepšinį, kadangi aš tuo laiku jau žaidžiau už Kauno kultūros institutą 1. komandą, kurioje žaidė daugumas žaidėjų, kurie žaidė ir už Kauno Žalgirį. Bet savotiškai išbandžiau tokį likimą, kaip fatalistas. Surašiau lapelius, reiškia, lengvoji atletika, plaukimas ir krepšinis. Ir draugas traukė krepšinį. Tai reiškia, man užtvirtino, kaip ir uždėjo antspaudą, kad tikrai tavo pasiryžimas yra toks, kaip kad ištraukė burtus. Gal aišku būtų ištraukę plaukimą, bet turbūt tikrai gal būčiau neėjęs. Tik tai aš tik tai, taip, jūs pasakojau, taip, kad, matot, ištraukė ir mane nulėmė. Gal aš biškai taip persūdžiau šitą kalbą. Krepšinis vadinamas dabar antrąją religiją, įvairiausių čia tų vertinimų yra. O tuo metu krepšinis, kas buvo lietuviams, kas buvo jums studijuojantiems studentams, jauniems vyrams? Nu, krepšinis vis tiek buvo populiarus. Populiarus buvo ir pirmaujantis, kadangi tuo laiku Kauno Žalgiris ir gerai žaidė tuo laiku. 51 metais buvo 3 sąjungos čempionai, nu mano tuo laiku. 52 turėjo 2 vietą. Dar 56 metų Spartakiadoje dar Lietuva buvo 3. O po to, kas įvyko? Po to įvyko, kad nesirūpino ateinančią pamainą. Jūs dabar pažiūrėkit senas nuotraukas, jūs matot, kad stovėtų 10, pagrindė 5 stovi. Ir 5 eidavo, nu ir tau labai taip jau per daug neleis žaisti. Dabar, kai būtinai turi žaisti 10, ten vėl keitimai turbūt nebuvo tada madingi tie reikalai. Tie 5 eina, tie 5 ir pabaigia. Nu, jeigu įsibauduoja, tai tada pakeičia, nebuvo madoj. Kas padarė įtaką akademijoje didžiausia, kuris treneris? Nu, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad aš turėjau labai puikių žmonių, puikių krepšininkų, kurie man padarė didelį įtaką. Pirmas treneris buvo šviesios atminties Sercevičius. Jis buvo vienas iš geriausių vidurio puolėjų. Labai puikus buvo jo kabliai, apgalingi judesiai. Sakyčiau, dabar nematau tokių judesių pas vidurio puolėją. Jis dar kada treniravau Kauno Žalgirį, siūlė mane būti treneriu ruošiant centrus.
Nu, toliau buvo žaidimų katedros vedėjas po kiek laiko Grešnovas, taip pat labai išsilavinęs, puikus žmogus, savo laiku yra žaidęs kartu su tais 37 metų žaidėjais, čempionais. Nu ir labai, sakyčiau, toks didelį įtaką man padarė, imponavo Sabulis. Nu, yra Sabulis aktorius, kur Skrydis per Atlantą, tai jo tėvas. Ir tai buvo labai techniškas žaidėjas, nepaprastai puikus žaidėjas, buvo techniškas, labai puikiai valdė kamuolį, labai gudrus, toks išradingas, nepaprastai, turėjo labai puikų kalbos meną, labai įtikinančiai įdomiai kalbėdavo. Tai tik tikras trenerio pavyzdys. 37-39 metų Lietuvos krepšinio pergalė, tai yra Europos čempionai 2 kartus. Ar kalbėjot jūs tuo metu, buvo atsiminimai kažkokie, ar vis dėlto tai buvo tema, kurią geriau neliesti? Nu, būdavo, pakalbėdavom, Grešnovas pakalbėdavo, kaip ten būdavo. Nu, žinot, nenoriu kalbėti tą temą. Taip jau, faktinai tai atvažiavo aukšto lygio ir jie per daug ir labai ypatingai ir nestrenavo, ir nesiruošė, užteko to, ką jie turėjo. Ten prieš tą čempionatą. Bet jūs tarpusavėje studentai pakalbėdavot, kad Lietuvos krepšinis kažkada tai tokias aukštumas turėjo. Na. Taip, be abejo, nes kiek šito laiko buvo labai praėję. Nes žinau, kad kokiais šiais metais, rodos 57, man rodė nuotrauką. Vienas žmogus, sako, mūsų krepšininkai atšventė Amerikoje 200 metų jubiliejų, kai buvo Europos čempionai. Suprantat, net tuo laiku taigi vis tiek buvo kokia tai uždanga, taip nelabai galima buvo susisiekti ir pasikalbėti, bet tai reiškia ir nuotrauka atėjo tų žaidėjų ir panašiai. O paskui man teko, būnant Niujorke, aš buvau sutikęs žaidėjų tų metų, kuris man daug papasakojo. Reiškia daug šatoks. Kad aš žinių turiu nemažai apie tos laikus. Ar akademijoje buvo sunku studijuoti, jo lab, kad jūs atvažiavote iš Biržų, ne kaunietis, tai ko gero gyvenot bendrabutį? Taip, gyvenau bendrabutį, gyvenau kambarį, kur buvo dar 5-6 žmonės, tai, žinot, sudėtinga buvo mokytis, gana linksma buvo. Taip kad, bet atstumas netoli, čia Vidunalėje. Nueidavote visas paskaitas? Į kokias neįdavom, ypač vasarą. Turėjom seniūną savo, kuris užregistruodavo, kad esam. Bendros paskaitos, pirmiausia, apleisdavo marksizmo-leninizmo paskaitas. Reiškia, nes, neįdomu, bet to bendros paskaitos, studentų kurse 100, sėdė didžioji auditorija, nelabai kas pastebi. Dėstytojas buvo rusų tautybės, iš Leningrado, jis, žinot, nelabai pastabus, seniūnas parašo, kad esam, o mes nuėjo žaisdam krepšinį per tą 1,5 valandos. Labai geras dalykas būdavo, kaip sakant, lavinomės, kas mums reikalinga yra. Tų sukarintų nemažai dalykų, ko gero, buvo akademijoje. Jau lab, kad pasižiūrėjus į akademijos pirmuosius vadovus, matosi žmonės su uniformomis. Tai buvo specrengimas, tai buvo karininko ruošimas. Reiškia, baigus gaudavai laipsnį, aš ir turiu laipsnį kapitono, bet tos valstybės nebėra jau, taip buvo tokia tvarka. Reikėjo kažkokio egzamino? Būdavo lageriai, kuriuose, reiškia, tarnaudom armijai. Tarnaudom armijai, ten visi veiksmai vykdavo kaip pas pėstininką. Aš tai labai vargdavau, kadangi man buvo davę lengvai kulkosvaidį. Reikėdavo nešioti, žinot, reikėdavo su juo bėgti 5 kilometrus ten, šliaužti nuo kalno į kalną ten ir panašiai. Per 4 metus baigėte akademiją, tuometinį institutą, ar vis dėlto užtruko ilgiau? Aš nebuvau prileistas prie egzaminų, kadangi iš to specrengimo gavau 3. Tai ir dabar su šypsena prisimenu tą visą reikalą. Kaip sakant, kaip čia buvo kalboj, kad vokiečiai kariavo su proto, rusai su mėsa. Taip, tai čia negalėdavo žmonių, pakelia ir ataką, pasiunčia tam tikrą masę. Aš ir taip pat gavau užduotį ant maketo. O čia mūsų pozicijos, o čia vokiečiai, aš vis kombinuoju, kaip čia užeiti, kaip čia gudriau padaryti.
pradėjau aiškyti, man tas pulkininkas sako, taip, aš ir manau, sako, tik pirmin, kursantė, tik pirmin reikia eiti. Jokios taktikos nėra. Kokia taktika, pakilai ir eini. Ir man pasibaigė mano mąstymas taktinis, parašė 3 sniegaus stipendijas. O toks rezultatas buvo. Aišku, išlaikytas egzaminas yra, nes buvo 5-balė sistema. Tačiau institutė mokėjo stipendiją, jeigu būdavo 4-5. Iš visų buvo 5, tai iš šito gavau 3 ir pasibaigė man pavasario tą sesiją. Nu, tai tada aš gavau darbą Šančiuose 16 vidurinėje rusų mokykloje. Kada aš atėjau į tą mokyklą, aš prie vartų sutikau buvusi mokytoja. Sako, tai ko jūs išeinat, kodėl jūs nebedirbat, sako, jaunuolį, ant turgaus nervų nepirksi. Aš nesupratau, ką jis norėjo pasakyti, bet paskui pamačiau. Ten mokėsi visų šitų desantininkų, kur buvo dalinys Kaune vaikai, tų karininkų. Ten keisdavosi mokiniai per mėnesį po 4-5. Jeigu mums mokindavo institutė, kaip vesti fizinę pamoką, kad reikia turėti treningus, kad reikia turėti batukus, kad reikia tą turėti, ten buvo, salės nebuvo, buvo aktų salė, jis reikioja sauliniais batais, vos ne su kailiniais apsirengę, absoliučiai priešingai viskas. Ir jokios drausmės, jokio klausimuose. Man leido vadovybė praleisti savaitę tik 6 valandas. Bet kadangi man yra 16 pamokų, tai kaip aš galiu neįti pamokas, likus 10. Tai būdavo ir man jūs rašo, kad praleidėte papeikimas, griežtas papeikimas ir man prie egzaminų valstybė neprileido. Tokia, žinot, įdomi istorija, teisingai. Kaip į Kauno Žalgirį atėjote? Ar jau Kauno Žalgiris tuomet buvo legenda, ar legenda buvo kuriama tuomet, kai su CSKA kovojo Sovietų Sąjungos čempionato finale? Aš į Kauno Žalgirį atėjau tokiu laiku, kai Žalgiris užėmė 11 vietą iš 12. Ir buvęs treneris buvo atleistas ir ieškojo, kas jį gali pakeisti. Ir ko klausia, ko prašo, niekas neina. Niekas neina, nesutinka. Nu, aš tuo metu dirbau Biržų sporto mokykloje, bet tuo pačiu metu aš buvau Lietuvos jaunimo rinktinės treneris. Aš buvau maždaug 7 metus. Ir per mano rankas vis praeidavo žaidėjai. Nu ir jie ten atsidurdavo ir Žalgirį kai kurie. Tai paskui buvo man pasiūlyta. Žinote, nerodžiau didelio entuziazmo. Bet mano draugas, Šviesios atminties Sargūnas, su kuriuo mes labai daug laiko praleidom ir daug diskutuojam krepšinį, sako, klausyk, taip tu pamėgink. Aš tai sako, Panevėžy, man nesinori niekur iš čia važiuoti. O tu sako, pamėgink. Nu ir nuvažiuoju, bet aš aišku jau turėjau planą, turėjau sumastęs, ką reikia daryti, ką reikia pakeisti, kokią reikia treniruočių procesą, kokią vesti. Aš buvau tvirtai galvojęs, aš pažinau žmonės, aš netėjau taip aklai, kad, nu, kaip nors. Ne, viskas buvo nuspręsta. Ir galiu pasakyti, kad 79-80 metų sezonas mes užėmėm 2 vietą. Su tais pačiais, kurie buvo 11. Reiškia, gal ir kas tai ir priklauso nuo trenerio. O prieš tai pasirašėt gerą kontraktą, agentas susiskambino. Koks atlyginimas jūsų buvo? Tai man žadėjo atlyginimą tokį, bet kai atvažiavau, man sumažino, reiškia ten ir taip toliau. Bet čia, man atrodo, į tas užmokesčius gal neapsimoka gilintis. Nu, gali pasakyti, 200 rublių. Nu, tokie buvo atlyginimai ten, čia kągi. Dabartiniais laikais neįsivaizduojami. Ne, dabar neįsivaizduoju, čia net nėra ko kalbėti, jeigu čia jaunam žmogui dabar ką aiškini, tai nieks nesupranta. Tai taip kaip mums sunku suprasti viduramžiams, kodėl žmogų ant laužo degydavo, ten atrodo protingas žmogus, kodėl jį ten kankina panašiai, taip ir dabar čia. Tai ta kreivė nuolat kilo į viršų Sovietų Sąjungos krepšinį. Kada pirmos tarptautinės varžybos atsirado, kada tie pirmieji iššūkiai ne tik Sovietų Sąjungoje. Tai galiu pasakyti, kas pagelbėjo. Tais,
kada atvyko Žalgirį, komanda neturėjo teisės išvažiuoti. Ne tik mūsų, bet ir kitos. Neturėjo išvažiuoti į užsienį, niekas nevažiuodavo. Mes galėdavom išvažiuoti tik į Lenkiją. Tai teko dalyvauti vienam turnyrą Lodzėje, arba, kaip Lenkai sako, Lūdž. Ten. Ir, žinau, susitiko buvo komanda ten Čekoslovakijos, iš Ostravos, užmezgėm ryšius tokius, jau žinot, kaip jau sustinkite, kad atvažiuokite pas mus, kviečiam, taip toliau. Ir gavom antrą vietą, norim išvažiuoti, neišleidžia, negalima. Ką iš Čekoslovakiją, kur jūs ten važiuojate? Kažkaip, kaip atrodo, ne Amerika kokia. Tačiau per tam tikrus ryšius į centro komitetą, taip toliau, mes gavom išvažiuoti. Tačiau tais metais, 1908 metais vyko olimpinės žaidynės Maskvoje. Ir Tarybų Sąjungos rinktinė užėmė 3. vietą. Ir buvo labai didelės diskusijos, svarstymai ir panašiai. Tai jau dabar miręs Leningrado Spartako treneris Kondrašinas buvo, kuris didelę išvystė kritiką Gomельskiui. Kadangi jo buvo tokia teorija, kad vaikinai turi veržtis į rinktinę ir tik ten jie gali išvysti pasaulį. O klubuose jūs ten ir sėdėkit. Tai jis pasakė, kaip mes galim, sako, siekti laimėjimų, kadangi rinktinė žaidėjai ruošiami klubuose, ne Mėnulė. O mes, sako, nieko nematom. Mes, sakom, esam aptverti kiniečių sieną. Ir iš karto įvyko lūžis sistemai. Reiškia, gausi, kad kas užima tampa Tarybų Sąjungos čempionų žaidžia Europos čempionų tauriai, kas antrą vietą žaidžia taurių tauriai ir kas trečią vietą vyko Koračio, tokios taurės varžybos. Mes užėmė antrą vietą, jau žaidėm taurių tauriai. Jau išvažiavom į Norvegiją, žaidėm jau į Italiją, išvažiavom jau į Jugoslaviją, reiškia, toks pogrupis buvo. Griežtai prižiūrėdavo jūsų tas keliones? Tai be abejo. Be abejo, buvo tvarka tam tikra. Pavyzdžiui, galima buvo skraidyti tik su Aerofloto lėktuvais, ten viduj neskraidysi su kitų firmų, važiuosi tik traukiniu arba autobusu. Ir aišku, tas pats išlaikymas, dienpinigiai, tai būdavo labai tokie menki, kaip sakant, ir tik tai gaudavai tik tai varžybų dieną arba prieš dieną. Taip, kad čia nėra ko kalbėti, buvo, kaip sakant. Kaip pavykdavo atlaikyti tokį spaudimą? Yra viena vertus priežiūra, yra komandos vadovai, centro komitetas, yra žaidėjai, jūs tarp kelių ugnių. Kaip pavykdavo susitvarkyti? Būdavo taip, kad, reiškia, sakysim, buvom pralošę Milane ten, tai mane svarstė centro komitete, propagandos agitacijos skyrių, kaip čia vyka, kas čia buvo panašiai. Kai ten buvo kiti pralašinė, buvo norma. Paskui, suprantat, kada užeini viršų ir jau ten randiesi, tai kaip pralošį, tai atrodo, kad kaip tu čia buvo. Juk, kaip sakant, atvirai kalbant, tavo dėka sugebėjimais ir žaidėjų sugebėjimais tas buvo pasiekta. Paskui tu kenti nuo to, kad pasieki. Reiškia, nebegali pralaimėti. Labai svarbu buvo, kad man kas nepatikdavo, kad krepšinis tai yra žaidimas. Tai yra reginys, kurį žiūrovai žiūri. Pažiūrėjau, Ameriką, kada nuvažiuodam žaidžiam, sakysim, pralošė 20 taškų arba komanda tą pralošė. Tai tie korespondentai eina ir gyrė, koks puikus žaidimas buvo, kaip gražu buvo. Jie žiūri kaip reginį, o mes žiūrim kaip į karą. Jau pralaimėjai karas. Ir dabar aš matau spaudoj. Tai sutripė, tai sutriuškino, tai atkeršijo. Čia klausykit, man tai labai nepatinka. Man tada nepatiko, bet buvo tokia gal mada. Už ką mes atkeršiam? Palauk, už ką atkeršiam? Už žmoną, už sūnų, už ką? Revanšą pasiekėm. Revanšą sportinį. Dar kartą jie laimėjo, dabar mes laimėjom. Bet Žalgirio ir CSKA kova tai buvo prilyginama Dovydo ir Galijoto. Čia buvo kita kalba, čia buvo visai kita kalba, kadangi ten jau vyko, reiškia, tikrai slaptas karas, jeigu paėmus. Kadangi CSKA tai buvo Sąjungos rinktinė. Ten, jeigu norėdavo patekti Sąjungos rinktinė, tai beveik pagrindė gali savo siūlo. Jeigu ateisi, tada mes tave ten įjungsim ir panašiai. Ir teisėjai taip pat būdavo labai agituojami, nes teisėjas ir negalėdavo išvažiuoti užsienį teisėjauti. Jeigu jis ten palankiai sušilps ar ką nors. Čia daug ką galim kalbėti tą temą, tačiau aišku buvo tokia sistema. Ir Centrinis armijos sporto klubas skaitėsi
aukščiau visų. Ir aišku, noriu pasakyti, kad ne tik Lietuvos žmonės džiaugiasi, bet ir daugumas Sąjungoje labai džiaugiasi. Aš labai gaudavau daug puikių telegramų iš Sąjunginių respublikų, iš Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, iš Ukrainos, kurie sveikydavo. CSKA turėjo tokį praminimą vadino kaniušnė, arklydė, suprantat. Nu, komanda stipri labai buvo. Bet faktinai, tarp kitko noriu pasakyti, pirmais metais, kada pradėjau treniruoti, mes prieš CSKA laimėjom Kijeve. Ir tai buvo pajutimas kraujo kvapo, pajutimas, kad jie įveikimi yra, suprantat? Įveikimi. Bet tik tai dar kol kas buvo įveikimi epizodiškai, gal iš 5 rungtynių ar iš 10 gal vieną kartą. Bet reikėjo pastoviai įveikti, kas jau paskui buvo padaryta, kad jau visą laiką pralašinėdavom, mes laimėdavom. Treneris turi būti geras psichologas. Gomelskis, ko gero, vienas iš tų tikrai geresnių psichologų. Taip, jis turi daug. Kaip jums pavykdavo kalbėti su krepšininkais? Žinom, kad tai yra jauni vyrai ir vieną ar kitą istoriją vienaip ar kitaip esame girdėję. Su krepšininkais yra viena kalba, turi būti labai teisingas treniruočių procesas. Tas treniruočių procesas turi duoti rezultatą. Tada, kada yra rezultatas, kada yra pergalės, tada žaidėjas tavim tiki. Tada tiki, kad tu teisybę sakai, kad tu teisingai dirbi ir kad tavo mintis, tavo deriniai yra geri ir tinka pasiekti pergalį. Bet jeigu tu ten ką nori darysi ir jeigu tu nepasieksi pergalių, tai niekas netikės. Ir tai liečia ne tik tai mano asmenį, bet skaitau liečia ir visus trenerius, tegu šitą įsisąmonimą. Taip kaip, sakau, matot, krepšinis antrą lygį ar panašiai. Nu, nepasakyčiau, gal čia yra labai taip jau persverta, labai čia antra religija. Noriu pasakyti, kad vaikai eis ten, kur yra pergalės. Jie svajoja. Mato per televiziją laimį, čia žiūrovai sveikina. Jie ten ir eis. Dauguma eis ten. Tik tai nedaugumas taps tais gerais sportininkais. Čia vat yra ir sąryšis. Taip ir trenerio darbas priklauso nuo jo, kaip jis pasiekė šitą. Nes yra treneriai, kurie dirba, daug dirba, bet nepasiekia rezultatų, kadangi jie nekryptingai dirba. Jie nepajunta to. Nu, čia reikia ir gal turbūt, nenoriu kažko labai puikuotis, bet reiškia savotiškai gal reikia ir gimtam darbui. Ir gal reikia turėti tam tikrą talentą, nu, jausti viską kažkaip tai, kas reikalinga, kad ir tas rungtynių vadovavimas, keitimai, tie visi tokie, kur dabar matau tokie kažkokie planiniai. Ne, čia daug galima kalbėti, čia yra visa krepšinio dabar Biblija. Turtingiausi klubai turi įvairiausių priemonių, pradedant kompiuterizaciją, skaičiuoja, kiek nubėgo per rungtynės, kokiu greičiu, koks tam krepšininkui ar futbolininkui ar kitam atletui krūvis. O jūs iš kur semdavotės žinių? Iš kur, žiūrėdavot vaizdajostės, CSKA, matot, Kačenka palindo po krepšiu tuo laiku, tuo metu? Žiūrėdavom, patys kurdavom, patys mąstydom, ką reikia daryti. Pavyzdžiui, sakysim, turėjom mokslinę brigadą tokią, kuriai būdavo nustatomi uždaviniai, ką reikia žiūrėti, ką reikia atlikti ir panašiai. Taip, kad nebuvo aklas darbas, nes dirbs užrištom akim nieko nepasieks. Reikia žinoti, reikia mokėti analizuoti, reikia žinoti, ko trūksta, kas yra gerai. Labai paprastas dalykas. Čia, kaip dar savo laiku, kaip minėjau, tą trenerį Sabulį. Jis labai man aiškindavo įdomiai. Sako, čia, supranti, yra kaip karas, man aiškindavo. Čia yra, tu turi žinoti tavo jėgos, priešo jėgos. Priešo pliusai, tavo pliusai. Priešo minusai, tavo minusai. Tu turi padaryti taip, kad iš tavo minusų taptų pliusas, o priešo iš pliuso, kad taptų minusas. Taip, žinot, paprastas aiškinimas. Ir tai reikia šitą aikštę ir padaryti, kokiu tai būdu. Reiškia, kas ką dengs, kokią sistemą panaudoti, kokią gynybinę sistemą. Taip toliau. Čia krepšinis yra labai turtingas savo taktiką. Tai karo strategijos vadovėlių, ko gero, irgi esat skaitęs ne vieną. Nu, esu skaitęs, aišku. Labai daug skaitydavau, aš domėdavausi, man labai būdavo įdomu skaityti žmonių biografijos. Kas buvo, kai jis pasiekė. Ir tik tai vienas atspindi didelis dalykas, labai daug visi dirbo.
Niekam nieko veltui neatėjo. Ir panašiai faktinai ir tavo tokia darbotvarkė, jeigu paėmus, tai gyveni vien tik krepšinio. Rytą atsikeli, ruošiesi užsiėmimui, eini treniruotę, pradedi treniruotę, grįžti atgal, nagrinėjai, kaip viskas buvo, toliau žiūri sekantį kaip treniruotę, pravedė, grįžti atgal, jau galvoji apie rytdieną ir taip visą laiką ir tau kamuolys įkištas į galvą ir stovi. Taip, kad nemačiau, kaip vaikai užaugo, kaip viskas praėjo, taip, kad gyvenimas buvo su krepšiniu. Kaip jūs atlaikydavo tą psichologinį spaudimą? Dažnai, galbūt ir pagunda šiek tiek, pabandyti atsipalaiduoti. Krepšininkas išbėga į aikštelę, tai vienai per kitaip jam spaudimas, bet jis bent aikštelėje, kaip liaudis sako, nuleidžia garą. Ką treneris turi padaryti? Ką jūs darydavot? Arbatą žalę gerdavot? Alaus išgerdavot po rungtynių? Noriu pasakyti tiek, kad, pavyzdžiui, tokia kalba, kad tu nesinervuok, kad tu gal paim kokio raminų vaistų. Čia negalima. Skaitau, kad jeigu tu imsi raminamus vaistus arba mėginsi naktį paimti raminamus vaistus, tu būsi apsivėlęs, toks žodis yra. Tu neturėsi žvalumo, tu neturėsi aštrių minčių, tu būsi abejingas. Tu turi būti pilnas impulsų, reakcijos, reaguoti viską, mąstyti. Žvalus turi būti. Žvalus turi būti. Čia tu turi pat ruoštis kaip tas sportininkas tam rungtynėm. Nu, įtampa didžiulė, kadangi aš tikrai turėjau gerą sveikatą, pats fizinė pasiruošęs buvau labai gerai, tas ir labai man padėjo tam darbe. Tai galiu pasakyti, po rungtynių, kokių įtemptų, aš būdavau faktinai visas šlapės. Marškiniai visi, taip atrodo, kad aš būtų įkišęs vandenį. Ant kiek reiškia vidiniai įtampa didžiulė. Kiti tai matot, bėginėja pagal jėlinę, šaukia, rėkia ir panašiai. Aš šitą dalyką buvau išėmęs, kadangi kada žaidžiau, ant manęs rėkdavo. Ir aš galvoju, jeigu aš būsiu treneris, aš nerėksiu žmogus, nešauksiu. Nes visokie pietų, ką tu ten, žinot, palaukit. Ir žinot, kada aš atėjau, tai man vienas žodis pasakė, žinot, treneri, kaip gera dabar. Anksčiau, sakant, mūsų taip visi čia reikia. Nuo pradžios treniruotės iki pabaigos, sako, dabar taip malonu treniruotis. Suprantat? Ir tas žmogus, jis tą nebegirdi, visą laiką kažkas ant jo šaukia ir šaukia. Nu, jūs pamėginkite namuose, ten šeimoje, kad ten vienas šaukia, kitas šaukia, nu kokia ta atmosfera. Turi būti gera atmosfera, turi būti sukurtas geras klimatas, o šitas pavyko padaryti. Kad puikus klimatas komandai. Nu, pulsas mano būdavo, yra matavę 120 vinksnių minutę. Reiškia, faktinai aš sėdėjau, bet faktinai aš bėgau. Širdis darbas bėgė. Nu, ir aišku, tai bėgė vienus metus, 2, 10 ir paskui ta širdis ir pradeda trikti darbas. Vis tiek atsiliepia į pabaigą. Čia žmogus nepleninis, vis tiek eina adrenalinas, šoka, aš mėgėjęs pakalbėti, sako, nori adrenalino, reikia nušokti nuo tilto ant gumos. Tai jeigu padirba trenerių 10 metų, tai bus visą bačką adrenalino gaus tas žmogus. Dalykai, kurie ir be pinigų yra labai svarbus. Nes tokių dalykų yra buvę, čia labai daug galima kalbėti, kada olimpiadoje, kada mes buvom išlošę 16 rungtynių ir pralošėm, tai nepriklausomų šalių sandraugai. Nu, baisiai blogai žaidėm, nepaprastai pralošėm, tai man pasakė, kad Garastas, matai, treniravo Tarybų Sąjungos rinktinį, sako, tyčia pralošė. Nu, čia tokie dalykai, įsivaizduojate, man galėjo ten milijoną duoti, aš nebūčiau pralošęs. Bet pralošė. Ir dabar sakykit tą visą anatomiją pralošimo. Nu, kaip reikia padaryti, pralošti. Nu, kaip reikia pralošti. Nu, dabar pradedam. Vat man davė milijoną, sako, gerai, aš pralošiu. Bet aš tai nežaidžiu. Jeigu aš pats žaidžiu, tai aš galiu mest pro šalį, aš galiu ten kamuolį atiduoti, aš galiu klaidas daryti. Arba futbolą lošiant, aš galiu ten, sakysim, ten už rankos trauk baudos aikštelę, ką nors spirt, kad būtų paskirtas baudinys. Bet šiagi treneris, tu keiti žaidėjus ir taip toliau. Ir jeigu tu pakeisi žaidėjus, sakys, palauk, ką jūs čia darot, kodėl jūs mane keičiat? Mesgi matot, pralašinėm reikia šlošti. Bet, žinot, pikti liežuviai, vis tiek reikia ką nors pasakyti. Kad toks dalykas. Ir man tad buvo tikrai labai sunku ir liūdna, ten rūbininkas dėjusi po rungtynių, tai nenoriu prisiminti. Bet faktinai tai apie tos pinigus kalbant,
pinigai, sako, yra galvažudžiai. Bet kai mokiausi politinę ekonomiją, dar koks buvo disciplina, prisimenu, kas yra pinigai. Pinigai tai yra prekė, vaidinanti visuotinį ekvivalento rolę. O kas yra pinigai? Matot, prisimenu dar. Reiškia, neblogai mokiausi. Vis dėlto per gyvenimą įsigijot kažkokiu tai priešų, aš kažkaip nesinorėtų sakyti, bet žmonių, su kuriais nenorėtumėt bendrauti. Na, bet kuriuo atveju buvo įvairiausios ir sportinės varžybos. Aš gerai pamenu ir dauguma pamena 95-ųjų finalą su Jugoslavija. Kaip jums, ar pavyko vis dėlto dar su visais bendrauti? Žinom, kad ir su Žydrūnu Ilgausku įtempti santykiai. Ar vis dėlto, metam bėgant tie dalykai, kaip ir sakėt, gali tuo metu galbūt būti mūšis, bet neturėtų virsti gal į gyvenimo karą? Ne, aš negaliu skųstis dėl šito. Kas liečia su Ilgausku, tai jis jau vėliau atėjo. Aš jį kaip tik tai, jis turėtų būti dėkingas man. Jis žaidė už antrą instituto komandą, nieks į dėmesį nekreipė. Aš jį paėmiau į atleto komandą, net paėmiau į Lietuvos rinktinę, kad jaunuoliai skiltų, mačiau, daviniai yra. Ir viskas, čia skaitau, daugiau gal yra sukurta spaudos, skaitau. Spaudos, jisgi buvo atvažiavęs. Buvo klausimai jam užduoti, visą kitą, jis visiems paaiškino. Reikalas, kad jis jam skilo kaulas, pasipėdos skliautas toks yra labai. Ir labai didelis klius ant pirštų ir ten skilo. Ir tada magnetinio rezonanso nebuvo Kaune, nieks nežino, buvo 2 komisijos sudarytos. Sakė, kad jis sveikas, jis gali lošti. Ir viskas, aš taip pat. Tai ir turi leisti aikštę, jis gauna atlyginimą ir yra šeimininkas, kuris moka. Suprantat? Jis faktinai negali, tai turbūt toks kilo piktas, kas nors. Tai Ilgauskas yra vienas iš pavyzdžių su kitais serbų treneriais arba Sovietų sąjungos. Ne, mes faktinai gana negalim sakyti, kad būtų priešiškumas. Su vienu treneriu išliko priešiškumas, su Selichovu, kuris CSKA paskutiniais metais treniravo. Su to jis su manim nesisveikino. Aš jį seną bemačiau jau, bet kada buvo olimpiadai, tai po rungtynių aplošėm, tai kada turi trenerių paduoti ranką, tai jis jau nepriejo. Nepriejo, labai jau skaitosi žeistas, kas yra. Kadangi ir ta paskutinė 87 metų, kur buvo, tai jis tada ir vadovavo, Negonskis, Celichovas vadovavo. O trenerio ir krepšinio federacijos vadovo kėdės jos abi kiek skiriasi? Skiriasi. Labai daug skiriasi. Bet padėjo šiek tiek tas trenerio darbas? Padėjo. Patirtis? Padėjo, be abejo padėjo. Noriu aš pasakyti, kad aš Biržuose 10 metų buvau sporto komiteto pirmininku dirbau. Ir taip pat, bet kartu aš visą laiką buvau treneris. Aš buvau pareigose ir sporto komiteto pirmininku, ir sporto mokyklos direktorium, bet aš vis tiek kiekvieną vakarą vesdavau treniruotis. Aš dirbau. Jis man trenerio darbas ėjo kaip raudona gija. Man ir buvo įvairių pasiūlymų, ir užimt kai kurias pareigas, taip, bet aš viso atsisakiau, man sako, aš esu treneris ir aš nesivaizduoju save kitoj rolį. O taip. O Kauno Žalgirį jūs pasižiūrit, nepraleidžiat nė vienų rungtynių. Koks dabar tas Kauno Žalgiris jums? Matot vyro akise norą kovoti? Žinot, sunku pasakyti. Aš galiu tiek pasakyti, kad norint sužinoti, sakysim, kas įvyko, kodėl taip vyksta ir panašiai, skaitau, reikia dalyvauti treniruočio procese. Tu turi matyti. Tu turi matyti, sakysim, treniruočio procesą, gal kokią savaitę, stebėti, analizuoti, yra įvairius reikalavimai ten. Ir tada gali išaiškinti, kodėl taip, kodėl net kitaip, analizuoti vaizdavystės tą visą žaidimą. O taip iš šono, kad toks ir toks dalykas, taip ir taip, čia sunku pasakyti. Aišku, man ir kai kas nepatinka, bet tai, jeigu nepatinka, tai paimk komandą, skirk lėšas ir vadovauk jai, jeigu nepatinka teisingai. Taip, kad kritikuoti čia nėra ko mum analizė. O dabar dar sportuojat? Taip, aš einu į baseiną plaukti, rytais mankštą padarau. Ne kiekvieną kartą, žiūrint kaip situacija ar kas.
O taip aš neįsivaizduoju gyvenimą be judėjimo. Skaitau, judesys yra gyvenimo pagrindas. Nu, gaila, kad aš jau bėgioti nebegaliu, kaip sakant, kelio sąnariai pakeisti. Taip, kada jie ir taip pat nuo to sporto sudilo viskas. Ir čia dauguma dar girdite aplinkui, kad jauni žmonės ten virš 40 metų jau klubus keičia, ten kelio sąnarius. Taip, kad čia kaip ir mašinas žmogus dyla. Kas mums yra kaip tautai vis dėlto krepšinis? Kiek jis yra svarbus? Ar vis dėlto mes sureikšminam tą sportą? Galim taip pasakyti klausimą. Įsivaizduokit, kad krepšinio Lietuvoje nebėra. Kaip būtų? Aš skaitau, Lietuvą paliktų gana pilka šalis. Vis tiek turi kuo tai garsėti. Turi kuo tai garsėti, ar tai aktoriais, ar tai dainininkais, menininkais, kurie iškelia Lietuvos vardą. Ir krepšinis lygiai taip pat. Pavyzdžiui, jeigu paimkim atkūrus nepriklausomybę, Lietuva dalyvavo jau 9 Europos čempionatuose. Dalyvavo 5 olimpinėse žaidynėse, kurių rezultatas yra antri po amerikiečių. 2 pasaulio čempionatuose. Sakykit, kuri sporto šaka atliko tokį darbą? Nėra. Išskyrus krepšinį. Kalbavo, matot, tas krepšinis taip ir taip. Juk nieks nekliūdė ir kitoms sporto šakoms. Sakykit, kas jam kliūdė? Juk visi mes pradėjom nuo nulinio taško. O dabar krepšinis eina gera linkme, ar vis dėlto, na, dar kaip ir kiekviename kelyje pasitaiko įvairiausių klystkelių? Aišku, nebus, kad taip visą laiką bus nutiestas tas kilimas. Raudonas. Raudonas. Nebus. Nes yra, mes esam gana, kaip sakant, maža valstybė, maži žmonių resursai. Ir be to, skaitau, ir kitos valstybės labai padariusios pažangą yra puikiai žaidžia ir didelė konkurencija, taip kad čia yra sportas, yra varžytuvės. Vieną kartą tam pasieks, kitą kartą tam pasiseks, taip kad skaitau, svarbu, kad mes ten esam, mus žino visi, vertina ir skaitau, yra didelis dalykas. Dar aktyviai dalyvaujat krepšinio federacijos veikloje? Taip, dalyvauju. Yra tokia garbės taryba sudaryta ir dabar važinėjom po miestus, po įvairias vietas, norim išsiaiškinti valdymo struktūrą sportui. Nes savivaldybė skiria lėšas, yra eilė sporto šakų ir norim apvažiuoti visas, padaryti, reiškia, sprendimą tokią, kaip tikslingiau panaudoti lėšas ir kur, kas, ką turi, kokią sporto šaką vystyti. Kai nekiltų galva, man šitas patinka, man tas patinka. Vis tiek mes turim kažkur tai susitelkti į pagrindinės sporto šakas, kitos turi būti kaip papildomas, jeigu turi noro, prašau, bet kadangi valstybė juk negali išlaikyti. Žodžiu, be krepšinio negyvensit? Nu, turbūt gal negyvensim kol kas dar. Šitas amžius turbūt praeis su krepšiniu. Ačiū už tai, kad radot laiko atvykti į studiją. Dėkui visiems žiūrėjusiems laidą. Iki pasimatymo, sėkmės.